noriu jums paraginti auginti svogūnus. Auginti svogūnus ne tik iš šitų ropelių, bet auginti svogūnus ir porus iš mažos sėklelės. Aš atrinkau veislės, kurias rekomenduočiau auginti. Ir dėl ko aš jas rekomenduočiau auginti? Jūs niekada neturėsite štai šitų svogūnų ropelių. Jas reikia užsiauginti iš sėklų. Globo, tai yra viena iš mėgstamiausių veislių svogūnų, kuriuos mes naudojame salotoms. Švelnaus skonio, labai sultingi ir aromatingi svogūnai. Exhibition taip pat. Iš tos pačios grupės salotinio tipo svogūnai. Na, o tie, kas nori pjaustyti svogūnus, turėti vienodus griežinėlius, tai Toska yra ta veislė svogūnų, kurios griežinėliai yra idealiai vienodi, nes ropelės yra pailgos. Na, o kas nemėgsta svogūnų, auginkite porus. Tai daržovė, kuri yra švelnesnio skonio nei svogūnai ir puikiai pagardins jūsų patiekalus, salotas, galima perdirbti, troškinti, naudoti mišiniuose. Tai svogūnai, porai yra tos daržovės, kurias aš rekomenduoju auginti iš sėklų ir tai nėra sudėtinga. Vienas niuansas yra su šitomis daržovėmis. Būtina užsiauginti daigus. Tai reiškia pasėti sėklėles, užsiauginti daigelius ir jau vėliau juos perkelti į nuolatinę auginimo vietą. Labai svarbu, sėjant porus ir svogūnus, sėti iš tai tokio tipo daigyklas, kad daigykla būtų ilgesnė, nes užaugina šaknelę. O kalbant apie porų veislės, dar noriu pasakyti, kad nesėkite vienos porų veislės, sėkite vasarinius porus ir sėkite žieminius. Vasariniai užaugina ilgą baltą dalį ir naudojami vasaros ir rudens derliui, o žieminiai porai jūsų darže augs ir jūs galėsite šiuos porus išsikasti prieš užšąlant. Taigi, svogūnai, porai, tos daržovės, kurios turi puikų aromatą, puikų skonį, puikiai dera prie įvairių patiekalų. Šias daržovės nėra sudėtinga auginti, skonis atperka visas jūsų pastangas. Jei norite ir daugiau patarimų, kaip užsiauginti pačią gražiausią gėlę, skaniausią daržovę ar aromatingiausią prieskonį, prenumeruokite mūsų kanalą.